Čia paskutinė taktika, kuris berniukas pasileido į dešinę ranką. Gynėjas turėtų pagrindinę ranką, uždengta. Toliau. Kadangi pats esu dirbęs su vaikais ir praėjęs porą ciklų, tai pasirinkau tokią aktualią temą, buvo asmeninės gynybos mokymas ir tobulinimas. Žinau, kad to amžiaus treneriams reikia tokių žinių, tai manau, kad temą parinkom gerą. Ar sunku priversti tokio amžiaus vaiką gintis? Mesti krepšį patinka visiems, bet gintis turbūt yra sunkiau. Na taip, su pult vaikai labiau mėgsta, bet jeigu nuosekliai vaikui skiepijant, galima ir šitą išreikalauti, tuo labiau, kad mes tarp trenerių šnekam, kad gynyboje reikia mažiau talentų negu puolime. Gynyboje reikia daugiau juodo darbo ir paprasčiausiai reikia nuteikti ir įskiepyti šitą. Kokios jūsų pačių yra priemonės motyvuoti vaikus? Na, sunku dabar, aišku, kažką ir pasakyti, bet pagrindinė priežastis yra tai, jeigu jie mato, kad tas darbas nenueina veltui. Ir jeigu tai, ką mokėmės per treniruotės, vėliau pasiseka gal ir per pačias treniruotės, o gal net per rungtynės. Tai man atrodo, čia yra pagrindinė priemonė, nes tokio amžiaus vaikams azartas yra pagrindinis rodiklis. Jie dar negauna nei algų, nei kažko kitko. Kokį įspūdį Sostinės krepšinio mokyklos vaikai paliko patys? Aišku, sunku vertinti iš vienos treniruotės, kaip ir visi vaikai. Visi nori degančiam akim žaidžia, tai dar sunku vertinti tokiam amžiui, kas iš jų bus ar nebus. Svarbu, kad jie užsiima, aktyviai sportuoja ir viskas. Tai Sakalus dar nenužiūrėjot nei vieną? Na, ateis laikas, gal ir ateis į Sakalus. O šiaip Sostinės mokykla paliko gerą įspūdį, kad paskutiniu metu labai orientuota į mažų vaikų ūkdymą, tai man atrodo ir savo gausa tų vaikų, man atrodo, kad sudarys ateityje labai rimtą konkurenciją visoms stipriausiams, ne tik Vilniaus, bet ir Lietuvos mokyklų. Jeigu pavyks išlaikyti šitą modelį ir jeigu pavyks vėliau perėti prie gal iš masiškumo į kokybę didesnį. Sulenkta ranka ir ko žinau? Sulenkta ranka. Šitokia ranka yra bauda. Čia sveikti. Taip, sulenkta ranka. Papa. Taip, sulenkta ranka. Ačiū labai. Ką jūs turėjote?